Aušta 5 rytas Islandijoje. Ir mes šiandieną atsibudom 6 valandą, pusė 7. Kiekvieną rytą taip norėdavom atsikelti, nepavykdavo, bet šiandieną tai pavyko. Ir Artūras vėl ruošia pusryčius, viską tvarko, šildomės mašiną, nes yra labai šalta. O yra dabar šiuo metu 3,5 laipsnio, naktis buvo siaubingai šalta, bet kažkokiu būdu išgyvenom. Taip nakvynės vieta 4 nakties atrodo iš ryto. Tolumoje matosi apleistas namukas, pirmasis šios dienos objektas, kurį mes aplankysime, o kairiai pusėje matosi saulė. Saulėtekis. Atvažiuojam. Koks gražus namukas atrodo. Peizažas. Wow. Galvojom, reikia nors vieną apleistą namą apžiūrėti. Kaip ir Lietuvoje jų pilna būna. Tai reikia čia. Islandijai. Reikia rasti kažkur įėjimą. Panašu, čia yra įėjimas į rūsį. Ne rūsį, 1 aukštas. O čia laiptukai į 2 aukštą. Tai dabar laukiu Andželijos. Bandom lipti 1 aukštą. Einam į 1 aukštą. Į tiksliau sklepą. Rūsys. Vietinis. Svetainė. Nieko nesuprantu. Tikriausiai per daug čia buvo. Visiškai, sakyčiau, medinių dalių nieko nelikę. Čia matosi, gal ir buvo laiptai į 2 aukštą palikti medinį. Nieko nelikę, stojo kaminas. Dar iki šiol nenugriuvęs. Stogo visiškai nėra, tai panašu lyg Islandai medinę dalį tiesiog susirinko, kadangi pas jas ir taip tas medienos mažai. Paliko nebent šitą, o medinį, nežinau kodėl, gal kad siena nenugriūtų. Nežinau, bandysiu užlipti į 2 aukštą. Laiptai į 2 aukštą. Opa. Ateik čia. Čia biškai aukštai lipti reikia. Opa. O, čia jau užkalta. Logiška. Čia užlipsi. Daugiau nėra kur. Čia yra objektas, kurį galima labai greit apžiūrėti. Kadangi nieko jame nėra, tai tiesiog užtenka apsisukti ratu ir reiškia jau apžiūrėjom. Nėra čia ką daug analizuoti. Čia prie jūros dar esam. Čia keliuku galima ir davažiuoti kitos jūros, matau. Bet mes nevažiuosim, tegu čia žolė auga. Saulė jau pasislėpė.
objektas, prie kurio nėra nei vieno žmogaus. Aš dabar lipsiu visiškai viena į šį kalną. Bet čia jau rimtas prikolas. Nepasakyčiau, kad labai yra anksti, kad dar neturėtų būti žmonių, yra 9 ryto Islandijos laiku. Tai, nežinau, mums pasisekė tikriausiai vėl. Arba nepasisekė, nes galbūt žmonės vengia šito kraterio. Gal jis yra pavojingas, kaip ir minėjau. Bet lipsiu laipteliais ir pažiūrėsiu, kas ten yra iš tikrųjų. Arite pačioj. Žemai lipo jis. Kažkas pametė bato dalį. Matyti, sunku buvo užlipti. Jeigu pavargome, galime prisėsti. Eina savo kaip sunku. Kojos visiškai užkaito. Rytinis sportas. Aukščiau pakilus matosi platesnė panorama. Aplink matyti lavos laukai, besidriekiantys iki pat Atlanto vandenyno. Truputį pavargom, bet po truputį artėjam prie kraterio, kurį mes taip jau norim pamatyti. Eina aplink. Atliksim ekspediciją. Oh my god. Viskas, priėjom kraterį. Kraterio vidus čia. Tiesiog duobė. Pasiekta. Užlipom ant kalno. Ant kalno matosi visas krateris. Kažkada čia buvo ugnikalnis. Spjaudėsi lava. Reikės pasidomėti, prieš kiek čia metų tai vyko maždaug. Mes su Andžia apžiūrėjom čia viską. Iš tikrųjų, čia daugiau nėra kur pasivaikščioti. Tiesiog užlipai ant kalno, matai duobę kalno vidury. Ir viskas. Lipsim žemyn. Važiuojam palei vandenyną, ramus kelias, beveik be mašinų. Dešiniai tamsios suolos su samanomis, kairėje plati jūra. Vaizdai čia visada įspūdingi, bet jau pripratom, juk Islandija. Oras apsiniaukęs, bet visai tinka šiai atmosferai. Kažkur priekyje turi būti Kirkjufell, tas garsus kalnas, kurį visi fotografuoja. Na, jį pamatysim, smagu. Jei ne, irgi gerai, kelionė pati savaime graži. Dar keli posūkiai ir gal jis pasirodys. Ar verta stabtelėti, pažiūrėsim, bet kol kas tiesiog mėgaujamės keliu. Sekantis šios dienos objektėlis, kalnas už mūsų. Big size. Panašus į kepurę.
laiptuotas. Nežinau, kodėl čia visi labai nori jį pamatyti, bet tikriausiai reikėjo ir mums pamatyti. Jeigu čia tiek turistų atvažiavom, o čia jau eina jo šniūrais visokie babai, kiniečiai, japonai, tai manau, kad čia labai lankytinas objektas. Šalia kalno yra krioklys, teka. Tai va, šitas legendinis vaizdas šito kalno. Matosi kriokliai ir tuo pačiu kalnas vienu metu. Kelias tuščias, nei vienos mašinos, tik mes ir atvira Islandijos gamta. Priekyje kalnai, šonuose žydras vanduo, o virš mūsų sunkūs debesis. Kažkaip keista, bet kartu ramu. Mes judame link vietos, kur ilsisi laivas iš Titaniko laikų. Apleistas, pamirštas, išgulėjęs čia dešimtmečius. Jo istorija paslaptinga. Kadaise plaukęs per Atlanto bangas, dabar jis tiesiog guli. Lyg laukdamas, kol kas nors dar kartą jį pažvelgs. O kol kas tik šis kelias, jokio triukšmo, jokio judėjimo, tik vėjas ir mūsų automobilis, skrodžiantis per šią tuštumą. Atrodo, kad važiuojame ne į konkrečią vietą, o tiesiog į praeitį. Sustojame į labai gražią apžvalgos vietą. Prieš mane jūra, stovime ant šlaito, nuo kurio atsiveria nesibaigiantis vandenynas. Vėjas šis stipresnis ir bangų murmesys apačioje. Mes važiuojame į šitą pusę, toli, toli. Ir neaišku, kiek dar užtruksime, nes nežinome, kas mūsų laukia kelyje. O šioje pusėje uolos, atšiaurios, grubių formų, apaugusios samanomis ir žole. Viskas atrodo taip, lyg čia niekas nebūtų pasikeitę jau kokius 100 metų. Priešais matom kalną, kurį bandysime ne pagal savo maršrutą užvažiuoti. Tiesiog nusukom nuo savo kelią, norim pasižiūrėti, koks vaizdas ant kalno. Palauk, o statumas yra 10 laipsnių. Nu va. Bandom užvažiuoti šitą gigantą. Čia ne kelias. Jo, nes dažniausiai yra sakoma, negalima nusukti nuo pagrindinių kelių, nes visi kiti keliai yra F keliai, pavojingi. Reikia turėti specialias mašinas, džipus. Pas mus yra 2 varantis, aš ir Artė, ir kažkaip varom. O truputį užvažiuosime į viršų, rodysim, koks vaizdas iš viršaus. Žildas, nu vėliau grįžtam, pasileisi. Eina savo kalniuskis. Prasikasam. Jo, va, dirbu. Dieve, čia jaučiu aukščiausios vieta, ne? Oh my god. Mausas visiškai išsikišo. Pavojingom sąlygom užkilsime į kalną. Dar kylam. 200 metrų, 204, 205, vis dar kylam. Eina savo. Kalnas nesibaigiantis. Wow, viskas. Galima pakilti. Ten dar aukščiau. Čia tas pats kalnas. Varom dar ar užtenka? Tai varom, bet ir... Nueinus. Taigi čia žiauriai toli. Iš naujo įsibėgėkim ir pasimelsim, kad mašina įtrauktų. Nu davai. Dievo pusė. Dieve padėk.
Mes varom iki tavęs. 300, rekordinis aukštis. Kanjonai atsiveria. O Dieve, čia tai kokia bekelė iš tikrųjų. Čia toks žvyrkelis žiaurus. Toliau varom 392, 395. O Jėzus, 300. 400. Ir dar nesibaigė. Kaip gražu tam bus tikriausiai, aš jau matau. 4, kem 7, kem 8, kem 9, 4, kem 3. Šalo oras, 4 laipsniai. Turim pasiekti 500. Manau, visai iškrito. Ar tai kyla toliau? 500. Ar bus 500? Statau, kad bus. Eik su 500! 500 pasiekti. 0,5 kilometro aukštį esam. Eina sau. Pasirodo, kalnuose yra viešbutis. Galim užeiti. Nu. Apleistas. Rimtai? Tai gal rimtai apsistojam? Toliai jisai? Apleistas. Prikolas. 5 kilometrų. Aha. Ir leisimės jau, nežinau, kur. Pabandom aplankyti tą namuką už 5 kilometrų. Jeigu bus fainai, pasiliksim. Eina savo, kaip sunkiai čia. Ežeriukai visur iš visų pusių. Dar vienas ežeriuskis. Priešais matosi tas namukis. Dar toks maželiukas. Bet matom, kad jis egzistuoja. Štai tas namukas apleistas ant kalnų. Viešbutukis. Kelionės tikslas yra kairiai. Namukas kažkodėl uždarytas, trikampis. Čia gal raganų namėlis. Toks įtartinai žalias stogelis. Einam tikrinti namelio. Apleista vidury kalnų. 0,5 kilometro aukštyje. Pažiūrėkim, kas čia gyvena. Raganos ar velniai. Ar čia tiesiog Artūro slapti namai, apie kuriuos aš nieko nežinojau. Ar taip žeina? Į namuskį. Geras. Kaip suprasti, atsidaro šitas durys. Čia galim pasilikti ir miegoti, čia šilta. Oh my god. Bet čia tai įdomus variantas. Čia kažkas nupaišė. Ragana, welcome. Tikrai. Please leave my shelter in better condition. Geras. Ir langai yra įstiklinti. Žiūrėk, čia prirašyta. Fainiai. Žiūrėk. Eina sau. Visi kažką pasirašo. Dabar mes parašom savo lietuvių kalbą. Jo. Kur paskutinė data? Rugsėjo 15. Ui. Nu. From Katalonija. Aha. Tai gerai tada mūsų eilė. Mes irgi paliksime savo žinutę. Aišku, lietuviškai. Labai keista, random nusukus nuo kelio rasti 0,5 kilometro aukštį ant kalnų tokią trobelę. Čia tų daiktų visokių pridėtų. Galima čia maisto pasigaminti iš tų daiktų. Tai balionai, aišku, šitą vienas dar puspilnis šitas. Geras. O, visas skardinė. Pupelių.
Kaltuniukai. Čia visko yra. Trečius buvo kažkada. Tai rimtai, čia gali bandyti, užsikurti ir tada yra šilumos. Tai visai neblogas variantas, jeigu neturi kur miegoti. Nu, kaip maistą paliko. Pasirodo, turi ir palėpę šitas namukis. Jesas. O ten yra lova. Čia galima likti ir nakvynį. 2 čiužiniai numesti, miegmaišis senas, kitoj pusėje nieko. Gerai, paliekam šią trobelę. Išeinam lauką. Atgal savo. 500 metrų aukštyje vaizdas nerealus, nors ir apsiniaukęs dangus. Matosi slėnis, išraižytas upių vingiais, susiliejantis su tolumoje tyvuliuojančiais ežerais. Žemė ruda, šiurkšti, primena kitą planetą. Gamta čia nepažįsta, laukinė, tokia kokia buvo 1000 metų. Žiūrėjom tokiais keliais, kurių nežinau, valandą laiko, vienos mašinos nusitikom. Bet čia tokiam užkampį vis tiek kažkas jau gyvena. Dar vienas status kalnas ir mes vėl kylame aukštyn, o apačioje bedugnė. Kur mes čia atsirasim, ką pamatysim už posūkio. Labai įdomu. O jei kelias taiga baigsis, bet juk būtent dėl tokių vietų ir verta leistis į šias keliones. Kur jūs keliaujate? Ką? Ką tu čia kramtai? Ką tu čia kramtai? Asfaltą? Ar akmenis? Ar ne šalta jums? Sėkmės, mes keliaujam toliau. Išnirs mūsų laivas. Penktosios dienos paskutinysis objektas, į kurį mes ką tik atvykome, yra tarp vandenų, kalnų, beribių. Tai laivas. Apie kurį plačiau papasakos Artūras. Tai yra seniausias laivinis laivas Islandijoje. Ir jis yra iš Titaniko laikų, negi tas pats gamintojas, kas statė Titaniką. BA-64. Gardar BA-64. Toks laivo pavadinimas. Pastatytas jis Norvegijoje 1912 metais ir jis čia užstūkso Islandijoje nuo 1981 metų. Rašo tipo rizikinga eiti vidų. Iš pradžių jis buvo pavadintas Glube 4 ir sukonstruotas banginių medžiokliai, turint specialią sustiprintą konstrukciją, galinčią atlaikyti stiprias jūrų sąlygas. Bėgant metams laivas keitė savininkus ir galiausiai atsidūrė Islandijoje, kur buvo pervadintas į Gardar BA-64. Jis buvo naudojamas žvejybai iki 1981 metų, kol galiausiai buvo paliktas ant kranto, šis laivas tapo neoficialiu istoriniu paminklu. Va, visas laivas matas. Santykinai nėra jis didelis. Bet kad surudėjęs, tai konkrečiai. Ką, norėt plieninis? Va, Titaniką visi bando pamatyti nusileidę po vandeniu, o čia nereikia. Viskas yra ant kranto, galima laisvai apžiūrėti paprastesnį, mažesnį laivuką nei Titanikas. Ir tokį pat įdomų, sakyčiau. Būtų įdomu įlipti,
Dar pagalvosim apie tai. Nėra laiptukų, nu aš mačiau skylę. Tai pabandysim. Dabar ratą apeisim ir grįšim prie tos skylės. Ar te galvoju, kaip įlysti į vidų? Nelįsk. Tik pro čia nebent, ne? Jo. Rimtai lysi, o jeigu sugrūs? OMG. Negi tu tikrai lendi. Esu laivo viduj. Tuoj užlipsiu ant denio. Per metalinės duris. Labą dieną, aš laive. Plauksiu į Grenlandiją. Ir dabar pažiūrėsiu, kas čia per mechanizmai. Įdomu. Kas čia? Čia kažką pildavo ir kažkur jis nubėgdavo. Gal žuvį kokią. Lynai. Čia vyniodavo kažką, gal inkarui suvyniot kokiam. Matai, čia buvo, va, mechanizmai. Surūdėjo viskas. Kas čia? Nieko nesimato video, aš pats vos čia kažką matau. Gardar. Reikia bandyti kapitono kajutę užlipti. Opa. Štai esu ant laivo viršutinio denio. Kol kas per tas rūdis niekur neįkritau. Bandysiu dabar įeiti. Nežinau, pro kurią pusę čia eiti. Va, čia atidaryta. Gal būtų gerai neįlūžti kažkur. O, valdymo pultas. Jūs, lipu ant kažko minkšto. Geras. Va čia tai geras. Aišku, trūksta čia daug ko. Daug kas čia išlupta, išimta. Tai šitoksai neatsidaro. Niekas jau čia nebesisukioja. Čia kažkas, nežinau, niekas nejuda. O, šitą dalyką galiu pasukti. Dar jis veikia. Geras. Matyt, propeleriam čia kažką duoti galios. Langiukai. Ką matydavo kapitonas plaudamas. Čia šiaip kambariukas visokie laidai. Neįdomiai. Šitas duris neatsidaro. Einam laukan iš čia. Kol kažkur neįlūžau. Mes prie šito laivo iš vis esam visiškai vieni. Atsivariau net mašiną, darome sriubos. Nežinau, jau šiandien yra 5 diena, bet jau 4 dienas šilės yra geras oras. Šiandien tik tais, va, kad nėra saulės, bet esmė, kad visiškai nelyja. O, Andžia gamina sriubą, prisivalgysim, o tada jau, kadangi jau to įsutems, tai judėsime kiek dar galim nakties režimu, nes dabar reikia tik kilometrus sukti iki sekančio objekto. Artūras įpila mūsų gamybos sriubą. Palinkėkite mums skanaus. Nem. Ką tik pavalgėm su Artūru, dabar važiuosime ieškoti savo nakvynės namų. Važiavam savo nakvynės namus, bet priešais yra didžiulis skardis. Tai net lampa šviečia į orą, o ne į kelią, nes kelias yra čia žiaurus kelias.
Čia skardis, sostinė. Jeigu dabar mirsim, tai iškart sakau visą gerą. Čia yra kiek. Ne, važiuok, bandyk. Viskas gerai. Jo. Ojojoj. Dugnais, keliais. Šitą stalą. Kažkokį čia staliuką turėsim. Bus rytainiam. Viskas. Atvaram. Ir iškart sakau labanakt, nes mes iškart eisim miegoti, jau yra antra naktis pagal Lietuvą, Islandija 11.